Dar vienas būdas įdiegti programinę įrangą Ubuntu operacinėje sistemoje yra per apt-URL protokolą. Paprastai tariant, tai yra galimybė įsidiegti programinę įrangą paspaudus vieną mygtuką iš tą galimybę siūlančią internetinio puslapio. Kai mūsų atveju mes žygiuosime į atviro kodo programą mokymo centrą, nes mes kaip tik ir siūlom tą unikalią galimybę. Tarkim, jeigu skaitant pamoką ar tai straipsniuką apie vieną ar kitą programinę įrangą, pamatysite mygtuką diegti, paspaudus jį, tiesiog iššaukiamas programos atsakingos tarnybos, kurios jums labai greitai diegs minėtą programą. Taigi, pirmą kartą paleidžiant per Firefox naršyklę, iš karto pažymėta yra apt-URL programėlė, kuri gali diegti programas. Ir pasirinksiu, kad įsiminti šitą mano pasirinkimą ir daugiau Firefox naršyklė manęs nebeklaus. Tiesiog kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, tiek mūsų svetainėje, tiek kitose analoginėse svetainėse siūlančios šią galimybę, bus iš karto inicijuotas programos diegimas. Jūs būsite paklausti ir įdiegti programinę įrangą, išskleidus aprašą galite pasiskaityti detalesnę informaciją apie tai ir pasirinku diegti. Taigi, apt-URL sistemėlė už mus įdiegs programą mūsų norimą. Štai kaip paprasta. Atėjau į svetainę, kur yra galimybė diegti programą, paspaudžiu mygtuką įdiegti ir bus įdiegta atitinkama programinė įranga. Štai matote, yra vedlys, informuojama, kad programa yra diegta, aš ją užversiu ir žygiuoju į programos, garsas ir vaizdas. Štai prašome, turime ką tik tais įdiegtą programinę įrangą. Viskas labai paprasta ir greita. Analogiškai viskas vyksta ir kitose internetinėse naršyklėse, kurios yra įdiegtos iš Ubuntu palaikomų saugyklų. Taigi vėlgi žygiuoju į atviro kodo mokymų centro tinklalapį, žygiuoju į pamokėlę, kur yra galimybė įsidiegti programą, spaudžiu įdiegti. Čionais paklausia iš karto, ką daryti. Vėlgi galiu, kad naršyklė prisimintų mano pasirinkimą ir launch application, paleisti programą. Mane informuoja, kad jau šita programa, šitas paketas yra įdiegtas. Spaudžiu uždaryti. Tai va. Kaip paprasta įsidiegti programas per apt-URL protokolą, kas yra iš karto įgalinta jūsų sistemoje. Gerą naudojimąsi Ubuntu operacinė sistema. Iki.